kad tai yra aukštos klasės automobilis, jaus ne tik vairuotojas, bet ir gale sėdintis keleiviai. Plaukia ir svyra į posūkį kaip laivas. Tu čia esi karalius. Kaip manote, kuris pirmasis buvo premium klasės SUV crossoveris? M klasės Mercedes? BMW X5? Na ne, nei vienas, nei kitas. O būtent štai šitas Lexus RX. Jis pasirodė 1997 metų gruodžio mėnesį Japonijoje, o po kelių mėnesių buvo pradėtas pardavinėti ir Europoje. Ir žinau, jeigu esate geriau pasikaustęs automobilių istoriją, tai galite man priminti, kad M klasės Mercedes pasirodė 1997 metų vasario mėnesį, maždaug pusmečio anksčiau negu štai šis Lexus RX. Tačiau skirtumas yra tas, kad aš neatsitiktinai paminėjau SUV crossover, nes M klasės Mercedes pirmos kartos versija buvo rėminis visureigis. Iš esmės amerikiečiai ir skirsto automobilius su padidinta prošvaisa į du skirtingus tipus. Tai yra tikras SUV automobilis, tai arba rėminis visureigis, arba nebūtinai rėminis, tačiau su integruotomis rėmo dalimis į kėbulą, pavyzdžiui, kaip Jeep Grand Cherokee. O crossoveris jie vadina automobiliu su padidinta prošvaisa, kurie naudoja lengvųjų automobilių platformą. Ir būtent toks ir yra Lexus RX. O dar vienas konkurentas, BMW X5, pasirodė 1999 metais. Taigi, skirtumas tas, kad M klasės Mercedes buvo tikras SUV, o pirmasis SUV crossoveris, padidintos prošvaisos automobilis, kuris buvo pagamintas naudojant lengvosios mašinos platformą, o Lexus RX atveju jis turėjo Lexus ES sedano platformą, buvo būtent Lexus RX. Pirmoji karta buvo gaminta iki 2003 metų, antroji karta iki 2007 metų, o štai čia už manęs stovi nuo 2008 iki 2015 metų gaminta trečioji Lexus karta. Šis konkrečiai čia stovintis egzempliorius yra pagamintas 2014 metais ir tai reiškia, kad jis buvo iš esmės atnaujintas 2012 metais. Ir štai dabar, jeigu pažvelgsite į priekinės groteles, jos būtent primena šiuolaikinius Lexus automobilius. Tapo gerokai išraiškingesnės, negu kad buvo modelio iki atnaujinimo, kuris buvo gaminamas nuo 2008 iki 2012 metų. O kai pasirodė ketvirtoji Lexus RX karta 2015 metais, beje, to automobilio pristatyme užsienį man teko dalyvauti, tas automobilis visus, negaliu pasakyti, kad paliko sužavėtus, tačiau pribloškė savo itin ekstravagantišką išvaizdą su milžiniškomis priekinėmis radiatoriaus grotelėmis, kurios tikrai ne visiems patiko, todėl penktoji Lexus karta, pasirodžiusi 2022 metais, kurios apžvalgą aš esu daręs ir jūs ją galite rasti Motorai TV YouTube kanale, jau pasižymėjo šiek tiek švelnesnė, šiek tiek netokia agresyvė ir netokia ekstravagantiška išvaizda. Taigi, čia yra modelis po atnaujinimo, atsirado kitokie žibintai, kitokios priekinės grotelės, pasikeitė išvaizda ir iš galo, o iš esmės tai jau antroje kartoje automobilis buvo galimas su hibridinė Lexus Hybrid Drive sistema. Būtent premium segmente Lexus SUV automobiliai išsiskyrė tuo, kad turėjo sąlyginai taupes hibridinės pavaras. Nors kai kuriuose šalyse automobilis buvo galimas ir vien tik su priekiniu varančiųjų ratų pavara, tačiau žinoma, kur kas populiaresnės buvo versijos su visais varančiaisiais ratais. Ir hibridinės versijos atveju tai yra modelis turintis vidaus degimo motorą, čia yra 450 plus H versija, tai reiškia atmosferinis V6 motoras, sukantis priekinius ratus ir turintis papildomai 3 elektros variklius. 2 elektros motorai yra transmisija ir perduoda sukimo momentą priekiniams ratams. Taip pat vienas 50 kW elektros motoras yra sumontuotas ties galinė ašimi
Ir jeigu praslysta priekiniai ratai, tada suveikia ir galinių ratų pavara. Tai žinoma, nėra nuolatinė visų varančiųjų ratų sistema, tačiau esant slidžiai kelio dangai arba ten, kur reikia įveikti sunkesnio kelio atkarpą, toks sprendimas tikrai pasiteisina. Kaip ir kiti Toyota ir Lexus hibridai, jis gali važiuoti kažkokį tai atstumą vien tik elektra. Na, o štai čia paslėptas yra V6 motoras. Ir bendra šito variklio ir 3 elektros motorų galia šioje versijoje siekia 299 arklio galios ir tai leidžia iki 100 įsibėgėti per 7,8 sekundės. Ir gamintojas nurodo, kad toks automobilis 100 km turėtų sudeginti vos 6,3 litro benzino. Žinoma, tai yra senojo matavimo ciklo duomenys, tad akivaizdu, kad sąnaudos bus kažkur 2-3 litrais didesnės, tad bet kokiu atveju daugiau kaip 2 tonas sveriantis SUV automobilis bus tikrai taupesnis negu tas pats M klasės Mercedes arba BMW X5. O dar automobilis galėjo turėti ir pneumatinę pakabą, leidžiančią padidinti prošvaisą, taip pat sumažinti bagažinės aukštį tam, kad būtų lengviau susidėti daiktus. Na, o kalbant apie pačią Lexus RX galinės dalies išvaizdą, tai akivaizdu, kad yra tokia gana nuožulni, tikriausiai į konkurentus tilps šiek tiek daugiau daiktų. Tiesa, Lexus RX galėjo turėti tik 5 sėdimas vietos. Pavyzdžiui, BMW X5 galėjo turėti ir 7 vietų versiją. Na, o į Lexus RX bagažinę, kuri žinoma atidaroma elektra, telpa pakankamai nemažai, nuo 446 litrų iki 1770 litrų. Na ir galbūt tilptų dar daugiau. Ir štai pavyzdžiui, netikėtai čia radau netgi viso dydžio atsarginį ratą, tačiau kitą dalį, štai čia šonuose, užima elektronika, kadangi automobilio apačioje yra sumontuoti hibridinės sistemos akumuliatoriai. Ir kaip minėjau, jeigu čia būtų papildomai užsakoma pneumatinė pakaba, tai galima būtų sumažinti bagažinės aukštį tam, kad būtų lengviau įsidėti daiktus. Na, bet štai rankenėlėmis galima nulenkti galinių sėdinių atlošus tam, kad padidinti bagažinės tūrį. Viskas yra pakankamai praktiška, vietos pakankamai daug. Na ir štai visa bagažinė yra aptraukta minkštų audiniu. Taip pat čia yra aukščiausioje klasėje siūlytos Mark & Levinson garso sistemos žemų dažnių garsiakalbis. Gana sunkios, tačiau solidžiai besidarinėjančios durelės byloja, kad tikrai medžiagom čia taupyta nebuvo ir tikrai pateisina premium statusą. Štai. Tikrai tvirtos masyvios durelės, tačiau darinėjasi lengvai, sklandžiai, solidžiai. Na, žinoma. Nemaža prošvaisa reiškia, kad štai reikėjo daryti tokį žingsnį, norint atsisėsti į galą, tačiau pats įsėdimas patogus. Galinio rato arka nėra per daug išsikišusi, kad būtų nepatogu įsėsti. Vietos tikrai daug. Štai susėdinę susireguliavęs priekyje taip, kaip sėdžiu pats. Na ir pasižiūrėkite. Vietos čia tikrai karališkai, tikrai atitinka premium automobilio statusą ir be to. Jeigu reikia dar daugiau vietos bagažinėje, štai galima pastumti šią sėdynės į priekį, nors ir ten tiesiog negalima trečia sėdynio eilė dėl hibridinės pavaros. Ir taip pat atkreipiau dėmesį, kad štai čia po kojomis apačioje ties kiekviena iš 3 sėdimų vietų gale yra grotelės. Šildyti saloną šaltuoju metų laiku. Na štai, puikiai tokia šviesiai ruda oda. Visa porankis centrinis neužsifiksuoja norimų kampų, tačiau štai galima atidaryti čia dėtuvę. Štai čia atsidaro 2 puodelių laikikliai. Viskas solidu. Tiesa, čia yra tik vėdinimo grotelės. Tačiau pačios sėdynės turi tikrai neblogą profilį, nors pati oda yra
tokia gana slidi, bet čia gal aktualiau vairuotojai. Ir taip pat galima reguliuoti ir atlošo kampą. Štai, jeigu noriu kelionėje šiek tiek labiau pailsėti, o galiu tą atlošą ir nulenkti dar labiau. Tad, tai yra tikrai puikus, erdvus, komfortiškas, šeimininis, aukštos klasės SUV crossover automobilis. Štai dar toksai smulkmena, bet maloni. Štai, kad tie kabliukai nekristų į akis. Štai, paspaudi ir jie atsilenkia, paspaudi, pasislepia, taip pat kaip rankenėlė. Štai tokias. Ne tiesiog atsilenkia, o taip suvažiuoja į vidų. Toks atrodo lyg ir paprastas sprendimas, bet vis tiek kitoniškas. Ir štai tas pats porankis, net ir gale sėdintiem keleiviam, aptrauktas oda, nėra nieko sutaupyta, žinoma, yra elektra valdomi langai ir gale. Kad tai yra aukštos klasės automobilis, jaus ne tik vairuotojas, bet ir gale sėdintis keleiviai. Norėjau sakyti, sena gera Amerika, kaip seni geri amerikietiški automobiliai, bet čiagi Lexus premium japoniškas SUV modelis. Ir aš gerai pamenu, 2015, jau kaip ne kaip prieš 10 metų, kai bandžiau 4 kartą, aš tada sakiau, visiškai kitos kartos negu 3, o tai yra šios kartos automobilis, tas 4 kartos. Pradedant skydelio išdėstymu su atskirai esančiu ekranu, štai šita centrinė dalimi, o čia štai dar toks senoviškas pavarų svirties perjungimas, styrantis per vidurį, tačiau kita vertus, viskas atrodo tikrai solidžiai, tikrai prabangiai. Ta pati oda, štai, tokia net girgžda, tačiau jinai yra slidi, vėliau ta oda tapo mažiau slidi. Vėlesnėme Lexus sėdima žemiau, šiame sėdima, kaip tikrame karališkame automobilyje aukštai. Vairo reguliavimo kampas, dabar man atrodo jau pakankamai neblogas. Tuomet rašiau, kad jisai man buvo per mažas, tačiau, norėtųsi gal ir kilstelt viršui, kad į viršų vairą, kad nesėdėti visai atsirėmus į jį. Tačiau tikrai tai nėra pati sportiškiausia sėdėjimo padėtis, tačiau akivaizdu, kad šitas automobilis tam ir nebuvo skirtas. Nes matant visą šią įrangą, apdailą, akivaizdu, kad tai yra tikras premium, be jokių klausimų. Nors ir, kaip sakiau, senoji mokykla. Įprastas prietaisų skydelis su informacija esančia čia per vidurį. Vėliau jį pakeitė toks pusiau skaitmeninis skydelis 4 modelio kartoje. Štai galima rasti visą informaciją. Įdomumas yra čia, taip pat senoviškai atrodantis prietaisų skydelis. Ir štai namų ekranas, meniu parinktis yra klavišais, maža to. Čia yra štai tokia valdiklis, kur štai garsinis net perjungiamas. Anksčiau sakydavau, pabandyk pataikyti norimą funkciją. Tačiau gerai yra meniu, yra namų ekranas pagrindinis. Štai toks peršokinėje. Iki patogumo toli gražu. Kažkada minėjau, kad pasukami BMW Drive valdikliai kur kas patogesni, bet čia įpratimo reikalas, nors akivaizdu, kad tikrai nėra šiuolaikiškas sprendimas, tačiau nėra ir kritiškas dalykas, to labiau, kad, kaip jau minėjau, čia yra geriausia komplektacija, kaip suprantu, Mark Levinson garso sistema ir skamba jį tikrai įspūdingai. Jau ką, bet tikrai puikiai suderino garsą, nes, pavyzdžiui, čia nėra net equalizerio, tuoj pabandysiu peršokti kažkokią funkciją DSP. Ne, yra tik tai aukšti, vidutiniai, žemi, tačiau skamba jie tikrai puikiai, nėra jokių abejonių. Aukštos klasės garso aparatūra ir štai galima kištelėti savo, jeigu dar turite kažkur užsilikusią kompaktinę plokštelę, norite ją paklausyti. Taip pat, štai, pakankamai didelė kelių dalių dėtuvė atsidarant iš lėto, su galimybė jau užrakinti, čia puodelių laikikliai. Čia atidaroma tikrai nemaža dėtuvė ir gana gili. Viskas tikrai labai šaunu.
kas yra po ranka minkšta, apžvalga puikiai, tikras klasikinis SUV automobilis. Na ir kaip minėjau, čia yra modelis po atnaujinimo, kadangi šioje kartoje anksčiau montuotą hidraulinį vairo stiprintuvą pakeitė elektrinis stiprintuvas, tai 12 metais buvo pakeisti to elektrinio stiprintuvo nustatymai, nes vairuotojai skundėsi netikslių vairo sistemos veikimu. Bus įdomu prisiminti, kaipgi vairuojasi šis dabar jau daugiau kaip 10 metų senumo Lexus automobilis. Na ir kokiagi yra jo dinamika. Nes, kaip jau minėjau, anksčiau buvo galimos V6 versijos su įprastais motorais, na, o Europoje buvo vienos populiariausių versijos su hibridinėmis pavaromis, kaip šiuo atveju V6 motoru ir 3 elektros motorais, vienu papildomu sukančiu galinius ratus ir bendra sistemos galia siekia 299 arklio galias. Lūkesčiai yra tikrai nemaži, nes kaip nekaip šis automobilis konkuravo su vokiškais premium segmento atstovais BMW X5, ML Mercedes, na ir žinoma, vėliau pasirodžiusių Audi Q7. Čia nėra kažkokių važiavimo režimų, vienintelis, ką galima padaryti, štai svirti pervesti į S padėtį, taip pat štai taip perjunginėti pavaras, na, imituoti pavarų perjungimą, nes realiai čia tų pavarų kaip ir nėra su šią hibridinę transmisiją. Tik pradėjęs važiuoti jau supratau, kad didelio sportiškumo tikriausiai tikėti čia neverta, nes tiek pati masė, tačiau štai girdite, kaip švilpia elektros motorų apvijos ir tikrai V6 variklio garsas yra tikrai labai simpatiškas. Ir iš karto atkreipiu dėmesį, kad pakaba gana standi. Na, tikriausiai norint, kad automobilis labai nesvirtų į posūkius, jinai padaryta tikrai standi. Tačiau pats vairas tai toks visiškai lengvutis, na, tikrai ne mašina vairuotojai, tačiau prie solidaus įvaizdžio, kodėlgi ir ne, visai tinka, na štai. Na, čia jeigu vienu sakiniu apibūdinti tą įspūdį, kai dabar pradėjau važiuoti, tai tiesiog toks prabangesnis Prius. Sukasi pakankamai tiksliai, tačiau, na, plaukia ir svyra į posūkį kaip laivas. Akivaizdu, jeigu būtų ta pakaba dar minkštesnė, tai būtų dar liūdnesnis atvejis įvažiuojant į posūkius, bet vėlgi, na, čia tikrai ne tas automobilis, kurio labai nardyti, labai raižyti tos posūkius. Čia važiuoti tiesiai, greitai, solidžiai, brandžiai ir pagal galimybės taupiai. Dėl garso izoliacijos jokių klausimų neturiu, puikiai. Jautiesi tiesiog atribotas nuo visos išorės, važiuoji, atskirtas nuo aplinkos, tu čia esi karalius, tu čia esi Lexus vairuotojas. Gal galite rinktis ir važiuoti gerų kelių, nebūtinai duobėtų. Tikras SUV. Štai supurto visą kėbulą, kaip per duobę pervažiuoju. Net mieste visą laiką pravažiavau sport režimu, kad judėti kažkaip dinamiškiau, bet žinoma, tai įprantamas dalykas. Šiaip dinaminiai skaičiai, jie nėra tokie jau labai blogi, įsibėgėjimas iki 100 per greičiau nei 8 sekundės, tai yra visai neblogai. Po šio modelio 4 kartoje ten dar padidėjo galia to automobilio, ne 299 arklio galios, o buvo dar daugiau, tačiau na vis tiek, tai buvo didžiausias kompromisas, būtent ta hibridinė pavara, tas toks nelabai aiškus atsakas į akceleratoriaus paspaudimą, na iš tikrųjų važiuoja automobilis tikrai brandžiai, solidžiai, tačiau mane trikdo visam šitam, netgi ta lengva vairo sistema, man čia visai tinka, čia kilmingai automobilio aplinkai, tačiau na, norėtųsi, kad važiuotų jisai švelniau ir tikriausiai aš jau ieškočiau versijos, kuri turėtų pneumatinę pakabą. Žinoma, pneumatinės pakabos priežiūra tiek ir pats modelis su tokio parinktim tikriausiai bus brangesnis. Čia dabar truputį per aukšti man sūkiai perjungiau atgal į drive režimą, nes tiesiog nemaloniai tas variklis veikia aukštais sūkiais. Štai jeigu noriu pagreitėti,
Kažkas tai vyksta, bet neypatingai. Žinoma, tie, kas vairuoja hibridus, yra įpratę prie tokio važiavimo ir tuo labiau, kad šiuo automobiliu galima vilkti iki 2 tonų sveriančią priekabą. Jam kur kas labiau tinka toks subalansuotas, ramus važiavimas, o nedinamiškas, agresyvus, energingas. Gali, bet tikrai šiam automobiliui toks važiavimas tikrai netinka. Na ką, prisiminiau, laimingas. Ne, tai nėra automobilis vairuotojui, tokiu jis netapo ir po jo sekusioje 4 kartoje. Tai yra mašina, važiuoti ramiai, važiuoti atsipalaidavus ir važiuoti tikrai gana taupiai. Štai dabar informacinėme ekranėlį matau vidutinės 9,7 litro 100 km sąnaudas, vidutinis greitis 41 km per valandą. Tad tikrai jokių kitų vokiškų automobilių, kuris turėtų benzininį motorą, tikrai nematysite tokių sąnaudų, vertinant tos pačios klasės modelius. Tad taupumas čia yra prioritetinis dalykas, todėl nesistebiu. Dabar peržiūrėjau savo 2015 metais darytą apžvalgą ir taip ten buvo siūlomas ir 2 litrų turbo benzininis motoras, tačiau nesistebiu, kad tokio nelabai kas rinkosi, nes vienas didžiausių būtent privalumų yra šio automobilio hibridinė pavara, taupi, tačiau tuo pačiu tai ir vienas ir didžiausių trūkumų arba kompromisų, nes to dinamiško važiavimo pojūčio tikrai nesulauksite važiuodami šiuo automobiliu. Bet toli gražu tikrai ne visiems to reikia, kur kas svarbiau kitos savybės, tad jau paminėjau, taupus, gana taupus, sąlyginai taupus važiavimo režimas, tuo labiau, kad palyginti su antraja karta, čia variklis dabar veikia Atkinsono ciklu, tai reiškia taupesnis važiavimo režimas, padedantis mažinti degalų sąnaudas. Na, o kalbant apie lengvą vairo sistemą, tai vėlgi, tai nėra tas automobilis, kurio būtų labai smagu įvažiuoti posūkius, bet su tokiu aukštu kėbulu bet kokiu atveju ten nebūtų daug smagumo. Ir iš kitos pusės užtat labai patogu manevruoti, labai patogu sukiotis mieste, jo apsisukimo skersmuo yra mažiau nei 11,5 metrų ir tikrai mane maloniai nustebino, kaip patogu manevruoti šiuo tikrai pakankamai dideliu automobiliu. Visa kita tikrai džiugina, tikrai kilminga prabangia aplinka, tačiau, na, čia 14 metai, iš esmės automobilis buvo atnaujintas 2012, pradėtas gaminti 2008, tad jam štai jau dabar jau galima sakyti 17 metų ir na, 15 metais pasirodė gerokai moderniau atrodanti 4 kartos versija. Na ir paskutinė dalis tai automobilio patikimumas ir šie automobiliai su hibridinėmis pavaromis na, tiesiog sukurti važiuoti 100 000 km. Ir Lexus RX 450 tikrai nėra išimtis. Ir ta hibridinė pavara yra tikrai labai kantri, labai patikima ir iš tikrųjų kažkokių nusiskundimų iš esmės net nepavyko įrasti. Nors tikrai tokių automobilių parduota labai daug. Kažkiek buvo paminėta 12 V elektros sistema, kartais gendantis degalų siurbliai, tačiau iš tikrųjų vienas pagrindinių dalykų tikriausiai, ką reikėtų atkreipti dėmesį perkant štai tokį hibridinį Lexus automobilį, tai yra hibridinė automobilio pavara, kuri iš esmės problemų nekelia, tačiau jeigu norite visiškos ramybės, tai arba jum pardavėjas galės parodyti, koks yra pagrindinio akumuliatoriaus likutis, arba galite tą atlikti atstovybėje. Aš susisiekiau su Lexus atstovybė ir man nurodė, kad visas hibridinės sistemos patikrinimas, įvertinimas, kokio stovio yra akumuliatorius, beje, akumuliatoriumi yra suteikiama 10 metų garantija ir pasakė, kad tokia patikra kainuoja 100 eurų. Daug tai ar mažai spręsti jums, tą galima aišku atlikti ir prijungus prie diagnostinės jungties, patiems įsivertinti, koks yra akumuliatoriaus stovis, tačiau atstovybėje tikėtina, kad visą tą dalyką atlieka nuodugniau, išsamiau, galės ir gali pateikti daugiau informacijos. Na, o mano išvada yra paprasta. Jeigu nesate tas vairuotojas, kuriam labai svarbu dinamiškos ir dinaminės automobilio savybės, kuris prioritetą teikiate taupiam važiavimui,
taip pat ieškote erdvaus, talpaus SUV automobilio su daug komforto įrangos, tokiu atveju manau, kad Lexus RX yra tikrai geras pasirinkimas.